Labutis visiems, čia Loreta su nauju video. Šiandien pašnekėsim labai įdomią temą, man asmeniškai labai įdomiai ir vis dar mėginu priprasti prie šitos naujos koncepcijos, kurią mane jie išmokino visai neseniai iš tikrųjų. Visų pirma, jie nori pasakyti, kad žinutė tokia, su kuria aš iš tikrųjų atsibudau iš pat ryto girdėdama žodžius. Man moka, kad būčiau savimi. Ką tai reiškia? Kaip man jie aiškina, tai yra, kad tau yra mokama tik už egzistavimą. Mes egzistuojame šitoje žemėje, mes darome tam tikrus darbus, tai net ne darbas, tai yra tavo pomėgiai, tu nori tai daryti, tu iš viso širdies padedi. Aišku, tu nenusiskriaudi savęs, bet tu ir perimi daugiau negu tau reikia, bet tu daliniesi su kitais savo energiją, savo gerą nuotaiką, savo buvimu ir tai už tai tu gauni atlygį. Dabar kiti pasakys, kaip tai gali būti, kaip iš tikrųjų visata tai yra nesąmonė, taip niekada niekas tau nemokės už tik egzistavimą. Taip, niekada tau nemokės tik už egzistavimą, bet aš su tuo nesutinku. Visata, jeigu tu norėsi, jinai atneš viską tai, ko tau reikia ir ko tu nori. Pavyzdžiui, jeigu tu nori, mes laiką žiūrime tik į materialius dalykus, į pinigus, daugiau pinigų, dar kažką, tai tau jinai ir atneš tai. Jeigu tu nori tik tai gerų darbų, žmonių tiesiog meilės daugiau ar užuojautos, tai jinai tą ir atneš tau. To, ko tu nori, yra dėsniai, tiesiog yra dėsniai, ką tu mastai, tą tu ir pritrauki. Tai va. Ir antras dalykas yra tai, kad nereikia priešintis. Nes mumis išmokino taip, kad tau reikia eiti dirbti sunkiai, kad tu ten kažką pagautum. Jeigu tu neturi, vadinasi, tu nedirbi pakankamai sunkiai. Ar tau pasakys, kad tu nelabai nori, tu nenori tiek daug. Tai yra visiška nesąmonė. Aš nesakau, tau nereikia dirbti, darbas ir kaip jie aiškina darbą, tai yra visiškai reikia tas dalykas. Tu turi daryti tai, kas tau patinka. Tai, kas tavo širdžiai duoda peno, tai, kas tau suteikia laimės, tai, kas tau suteikia pilnatvės. O visuo kitu, gamta ir visata, jį tiesiog pasirūpins. Visą tuo kitu. Tau tik tai reikia daryti tuos žingsnelius, kurie tau patinka, tu neskriaudi kitų būtybių, tu neskriaudi kitų esybių, tu darai dėl žmonių gerovės, tu darai dėl visatos gerovės, tu darai dėl žemės gerovės. Tai jie ir tavim pasirūpins. Dabar sakysi, taip nebūna. Būna. Aš, pavyzdžiui, turiu internetinę svetainę. Tenais mes jau daugybę metų pardavinėjame ir aš galiu pasakyti, aš žinau, kad aš visada parduosiu. Aš žinau tai. Dėl to, kad jie man suras tą klientą, kuris nupirks tą daiktą. Tai tiesiog yra natūralus dėsnis. Aš tiesiog žinau, kai ateis laikas, aš tą daiktą ir parduosiu. Ir aš žinau, kad aš esu aprūpinta visatos, aš esu aprūpinta mano buvimu, aš esu aprūpinta, kad jie man ir aš galiu šnekėti va dabar su jumis, pasakoti apie save, apie mano patyrimus, kuriuos aš patyriau per paskutinius 4 metus ir kaip viskas matosi, dėliojasi, kai tu pradedi matyti didesnį paveikslą, negu iš tikrųjų mus mokino matyti. Mus mokino matyti tik tai tas 1-2 dalelytės, o niekada niekas mūsų nemokino matyti viso paveikslo. Aišku, mes viso paveikslo negalime matyti, bet jau didesnį paveikslą, kaip viskas vyksta, kaip viskas yra, žmonės yra siunčiami.
Pavyzdžiui, visai neseniai aš turėjau problemą ir man reikėjo ją išspręsti. Ir aš skambinu ir advokatams, ir advokatai sakė, tai labai daug kainuos, tai tau yra neverta, neapsimoka, tu geriau sumokėk. Ir aš sakau, bet tai aš esu nekalta, kodėl aš turiu mokėti? Nu, taip yra padaryta sistema ir visa kita, ir tu vienu žodžiu nėra jokios išeities ir tiesiog tu turi sumokėti. Ir aš galvoju, ne, bet aš esu nekalta. Ir aš mintyse galvoju, tikrai aš pasitikiu visata ir jeigu norite, kad aš įrodyčiau savo teisybę, jūs turite atsiųsti man žinutę ar kažką, kad aš suprasčiau, kur ir ką man toliau daryti. Ir po kelių dienų, iš niekur nieko, aš sužinojau iš visai nežinomo žmogaus, aš kaip pėdama išgirdau, jis išnekėjo ir aš tiesiog viduj balsas buvo, paklausk. Ir aš sustojau ir aš jo paklausiau, aš turėjau problemą, aš sakau, gal tu galėtum man padėti, gal tu žinai, kaip tą problemą. Ir jisai nusiuntė mane tiesiai ten, kur aš turėjau pasiskambinti. Ir man nekainavo nei cento. Ir aš išsprendžiau tą problemą. Tai jūs man pasakykit, kad visata nesirūpina. Tai yra nesąmonė. Tai yra visiška nesąmonė. Dabar, pavyzdžiui, sakysim, aš noriu tapti sveikesniu, aš noriu gyventi sveikiau ir jūs pastebėsite, kai tu galvoji apie save, pakeisti, ką tu valgai, žiūri, ką tu valgai, kiek tu valgai. Pavyzdžiui, mėsos aš jau daugiau negu metus nevalgiau. Aš jaučiuosi nuostabiai be mėsos, man nieko netrūksta, net ir kvapas jau yra asmeniškai man nebemalonus mėsos. Ir jūs pastebėsite, kad jūs gausite knygos ateis, jeigu kažko ieškosite ir jūs pastebėsite vėl kažką sveika, kažko įdomaus. Ir jūs tiesiog nuves ten, kur jūs turite, kas jūsų kūnui yra naudinga, kas yra jūsų kūnui sveika. Tai jūs tą pritraukite ir visada tai dirbdama pritraukia jums tą informaciją, o ypatingai dabar, kai viskas yra tai dar lengviau jiem yra dirbti, dar lengviau jiem yra duoti tą informaciją jums, kuo lengviau. Tai tas pats ir yra, ką aš turiu omeny, ką jie turi omeny, sakydama, kad mes gauname atlyginimą tik tai egzistuodami. Tai iš tikrųjų, nes, pavyzdžiui, gali sakyti, gal man neužtek, tai gal tų daiktų tau ir nereikia, gal nereikia tokių daiktų, kurių tiesiog nereikia, jie yra nereikalingi, nes turite atsiminti, kai mes numirsime, mes nei vieno daikto nesinešim. Mes perkame tos daiktus dėl to, kad mes ieškom kažkokios emocijos, mes ieškom kažko, tiesiog tu ieškai, bet tu nesupranti, ko tu ieškai. Tai yra natūralus dalykas. Ieškojimas. O ieškojime, tai tau nereikia išoriniam pasauliu ieškoti kažko. Tu turi ieškoti viduje. Viduje yra viskas, ko tau reikia. Išoriniam pasauliu ten nieko nėra. Tai yra tik tai pasaulis. Mūsų visų iliuzija. Tavo iliuzija. Tai kaip tu matai pasaulį, tai yra tavo iliuzija. Viskas yra viduje. Jeigu tu nori kažko, tu ieškai viduje. Tu pilnatvės ieškai viduje. Tau nereikia leisti tos savo sunkiai uždirbtus pinigėlius. Ir antras dalykas, dar visai neseniai šnekėjau su mama ir aš sakau, matai, kaip sakau, mus vertina. Tai va taip, tau parašant lapelį pasakyta, va tu esi vertas tenais 1000 ar 2000 eurų per mėnesį. Viskas. Tokia yra tavo vertė. Ir tu nusistatai save, kad tu tik esi tiek vertas. Nesvarbu, kad tu ieškosi ten geresnio darbo, bet tu esi viduje nusistatęs, tai tu niekada nerasi tokio darbo. Nes tu tik nusistatei, užsiprogramavai save, kad tu esi tiek vertas. Tu neužsiprogramavai savęs, kad tavo kainos, kad tu egzistuoji, nėra. Tiesiog jos nėra. Tai yra tokia didelė suma, kad tai yra neįgyvendinama. Dėl to, kad tu egzistuoji.
dėl to, kad tu gyveni. Dėl to, kad tu lieji savo informaciją kitiem, dėl to, kad tu daliniesi šviesa, meilė, šypsena, džiaugsmu su kitais, dėl to, kad tu kažkuo daliniesi su kitais, ko jiems trūksta. Tu parodai tai, kas yra geriau dabar, ką tu gali pasiekti, ką tu gali išmokti, ką tu gali pats pasidaryti. Tai yra tavo sielos balsas. Kodėl rankų darbo dirbiniai yra daug malonesni, negu nueini nusipirki parduotuvėje. Jie gal kad pasakys, jie gal neišvaizdus, žiūrėk, čia nėra, čia netoks lygus, kaip tu gali parduotuvėje nusipirkti. Taip, tai nėra, bet žmogus, tas, kuris tai padarė, jisai įdėjo savo meilę į tą darbą, jisai įdėjo šilumą į tą darbą. Ir, pavyzdžiui, apsimovus megztinuką, ar liemenę, ar kojines, ar bet ką, kas žmogus tau padarė. Tai yra taip šilta, tai yra dalelė jo energijos duodama tau dovanų. Jisai dalinasi tą nuostabią energiją su tavimi, kuri yra naudinga tau, gal kurios trūksta tau. Tai yra tiesiog nuostabu. Ir jie tiesiog nori pasakyti, kad iš visų jūsų gabumų, visko, ką tu moki, su kuo tu atėjai į šitą žemę, tau bus atsilyginta už tai. Tau žmonės bus atvesti, tau klientai bus atvesti, pirkėjai bus atvesti, kompanijos bus atvestos. Ko tu tik nori, pavyzdžiui, skaitytojai bus atvesti, žiūrovai. Ką tu darai ir tu darai iš širdies, jie pritrauks visus tuos žmonės, kurie vibruoja tavo vibraciją ir tu gausi pelno iš to, savo užsimokėti savo išlaidas. Ir toliau gebėjimas skleisti savo žodį ar darbus, ar rašymą, ar poeziją, ar kokį meną tu darai, tu galėsi skleisti toliau. Mes turime visada suprasti, kad mes nesame palikti vieni ir vieniši ir mes galvojame, mus čia įmetė, čia į žemę ir dabar aš turiu kapanotis kažkaip, dabar aš turiu prisitaikyti prie tų visų taisyklių, kurios yra sukurtos kažkieno, kad kažkam patenkinti interesus. Jūs turite atsiminti, jeigu jūs tų taisyklių nepriimate su visa širdim, tos taisyklės jums ir neegzistuoja. Jeigu jos nedaro nieko gero žmonėms, tos taisyklės neegzistuoja. Tai va, jie nori pabrėžti tai, kad viskas, ko jūs norit, bus atsiųsta. Jeigu galvosi negatyviai, galvosi, kad man trūksta, tai tau trūkumas ir bus atsiųstas. Bet jeigu jūs išmoksite galvoti, kad viskas yra beribė, ribų nėra kaip visata, nebent jau tiek mums jie sako, kad tu išskrendi ten ir tenais ribų nėra, tai kodėl mes turime limituoti save? Kodėl mus jie mokina, kad mes turime būti mažoji dėžutė ir gyventi savo mažoji dėžutė ir daugiau nieko nematyti, ir daugiau nieko nesitikėti, ir daugiau nieko nelaukti. Tai yra visiška netiesa. Tai yra visiškas melas, kuris buvo duodamas per kartų kartas, sakydami, kad tik taip tu gali būti, nes tu, pavyzdžiui, toks esi, tu daugiau negali pasiekti, tai yra kažkieno nuomonė, tai nėra tavo nuomonė. Jeigu tu žinai, kad tu gali, tu žinai, kad tu esi vertas, nes tu esi vertas, tu esi visatos dalis, tu esi visko, tau viskas yra duotama dideliais kiekiais, kiek tu tik nori, tau visko jėdos. Tau tik reikia norėti. Svarbiausia yra norėti saikingai gyventi savo tiesiog nuotaiką, būti gyvenimo dalimi, tiesiog egzistuoti ir nesipriešinti. Tiesiog, kaip jie mane mokina, mes turime eiti kaip upė, neiti prieš srovę, tu eini pasroviui, tu eini ten, kur jie tave lydi,
Jeigu tau tinka tas posūkėlis, jie nori tave pasukti, tas, pavyzdžiui, darbelis, jie nori tau duoti, tai tu ir paimk. Jeigu tau netinka, kažką naują, kažką kitą, kažką įdomesnę, gal tada tau širdelė suvirpės ir sakysi, o, taip, man šitas visai smagu, visai norėčiau pamėginti, ar šitą visai norėčiau išmokti, o ar šitą kažką dar norėčiau nupiešti ar parašyti. Tai tu tą ir darai ir jie tikrai pasirūpins visų kitų. Materialiais dalykais jie viskuo pasirūpins ir tu nebūsi nei alkanas, nei basas, nei tau trūkumo nebus. Svarbiausia pasitikėti savo vidiniu balsu. Tai yra pirmas dalykas. Gerai, iki visiems sėkmės.